Monsterio rūšių yra šimtai, bet viena yra aiškiai geresnė už kitas. Mano ryto protokolas Longevity Maximumui yra pasisavinti iš dievų eleksyro Monsterio kafeina, benzoino rūgštį, sukralozės, sulfamaką, gliukoronolakatoną. Tokio kokteiliuko svarbu nepamiršti pamaitinti ir savo sielos. Yra daug įvairaus pašaro, bet kaip ir Monsteris, yra vienintelis teisingas variantas. Tai yra Windows XP. Šis Windows XP wallpaperis yra tiek išdegęs mano smegenyse, kad kai normalūs žmonės patiria haliucinacijas prieš savo mirtį apie šeimą ir didžiausius pasiekimus, mano paskutinėse egzistencijos minutėse bus pakibęs šis wallpaperio vaizdas. Per Windows Media Playerį buvo galima peržiūrėti visus savo Linkin Parko ir Dragon Ballo filmukus. Originalius filmus, muziką ir žaidimus buvo galima atsisiųsti iš tokių patikimų programėlių kaip BearShare. Jei tavo siela buvo kančiose, savo imo ašaras galėdavo išlieti ant Painto drobės arba sukurti filmuką per Movie Makerį. Movie Makeryje galėdavai sukurti filmuką apie vieną iš savo spektro obsesijų, kaip traukiniai, Yu-Gi-Oh kortos ar kokie akiniai geriausiai tinka vyrui. Visus savo namų gamybos filmukus į CD diską galima buvo įsirašyti su puikia programa Nero. Mūsų karta nebuvo visiški degradai ir mėgo tikrą gyvą bendravimą per Skype. Mano beždžionės smegenys ilgai negalėjo patikėti, kad per šią programą galima skambinti į kitas šalis ir tai yra nemokama. Kai visgi mane įtikino, kad skambučiai yra nemokami, aš ėmiausi savo pasaulinio turo ir skambinau visiems užsieniečiam iš eilės, kad galėčiau pasidalinti savo ekstensyviu anglų kalbos žodynu. Tai yra Dick, Pussy, Faggot, Tits, Bitch, Fuck. Šioje epochoje buvo sukurti tokie legendiniai žaidimai kaip Heroes Free, kurie išmokė, kad nesvarbu, kurią iš 9 frakcijų pasirenki, ji vis tiek yra konservatorių projektas. O Half-Life'as parodė, kad herojais gali būti ir akiniuoti vyrukai. Kortų žaidimas Solitaire akmens amžiuje atstoja primityviam žmogui pramogas. Pinball Space Cadet yra žaidimas, kuris atspindi šiuolaikinio žmogaus egzistencijos beprasmiškumą. Kaip ir blogai atšokęs pinball kamuoliukas, gyvenimas gali momentaliai sugriūti, nes tiesiog nepasisekė. Visi mūsų siekiai kilti karjeros laiptai, surinkti daugiau laikų, numirus bus tokie pat reikšmingi, kaip ir surinkti milijoną taškų Windows XP pinball'e. Aš nenoriu jūsų palikti egzistencinėje nežinėje, todėl pasituosiu Aristotelį. 6-7 skibidi toilet. Deja, visa ši Windows XP epocha yra užpustyta laiko tėkmės. Dabar mes gyvename neoliberalizmo pragare Windows 11 eroje. Vienintelis prieglobstis mano sielai nuo šio pragaro yra išlikę atsiminimai apie praėjusius laikus.